Susumavus praėjusių 2 laidų rezultatus paaiškėjo, kurios 2 iš 4 sodybų patenka į finalinį etapą. Daugiausia architektų, želdintojų, pačių sodybų šeimininkų bei balsavusiųjų telefonu ir internetu balsų surinko Petiukonių ir Aukštulevičių sodybos. Taigi, antrajame finale be šių sodybų varžysis Rūtos Van Kalker bei Ramutės ir Rimo Ruginių sodybos. Konkursas tęsiasi. Priminsime, kad už patikusias sodybas jūs galite balsuoti trumpaisiais telefono numeriais arba savo nuomonę galite pareikšti internetu svetainėje www.sodovizija.lt. Į Rambino kalno papėdėje esantį Lumpėnų kaimą Aušrinė ir Ramūnas Čepai atsikraustė prieš 3 metų. Ilgus metus Panevėžyje gyvenę ir dirbę aukštaičiai iš pradžių sumanė keltis prie jūros. Palangoje įsigijo namą, tačiau kurortinėme miestelėje ilgai neužsibuvo. Ieškojo vietos, kuri būtų ypatinga, ir rado. Bet čia ir buvo mokykla. Čia lietuvių vokiečių mokykla ir va ten matosi metai užrašyti. 1900 metų, nors kalba, kad žmonės vietiniai, kad jinai dar anksčiau įsikūrė. Čia 6 hektarai žemės ir o čia aplinkui miškelis, ten tas kalniukas yra. Praeito šimtmečio pradžioje čia buvo ne tik mokykla, viename pastato gale gyveno mokytojai. Buvo ir ūkis, pedagogai laikė gyvulius, auginosi daržovių, vaisių. Mokykla gyvavo bemaž 100 metų, dar prieš gerą 10-metį joje šurmuliavo vaikai. Tačiau prieš 3 metus ir statiniai ir aplinka atrodė labai prastai. Bet Čepai žinojo, tai jų vieta, kurioje norisi dirbti, kurti, įleisti šaknis. Tai vyras yra idėjinis autorius, jis ir statybininkas, ir architektas, ir dizaineris, ir kas tik nori iš tikrųjų, ir darbų vykdytojas. Tai šitos 3 metus, kai pradėjom, ar ne, sakykim, čia ta renovacija iš tikrųjų tos sodybos, nes čia pastatai tai buvo, reikėjo tik renovuoti, sutvarkyti aplinką. Čia buvo krūmynai, čia iš tikrųjų taip negražiai buvo, viskas apleista buvo. Ir jis pamatė, iš tikrųjų jis matė, jis įsivaizdavo, jis viziją turėjo, kaip viską padaryti. Tai ir visą laiką taip būdavo, visą gyvenimą taip iš tikrųjų, o kaip jį čia traukė, tai jis jau žinojo, ką daryti, kaip daryti. Iš pradžių buvo begalinė euforija, sako Aušrinė, žinojom, ką norim padaryti ir kaip, tačiau šeima tuoj pat susidūrė su biurokratiniam kliūtim, o ir statybos prieš 4 metus ėmė brangti ne dienom, bet valandom. Sakoma, akys bijo, rankos daro. Po truputį sodyba keitėsi, sutuoktiniai restauravo namą, sutvarkė aplinką, padidino ir išvalė tvenkinį. Abu suprato, natūrali gamta čia tokia graži, kad jokie dirbtiniai pagražinimai tiesiog netiktų. Į buvusią mokyklą nuolat suka svečių. Daugiausia emocijų rekonstruota sodyba sukelia kažkada šią mokyklą lankiusiems dabar jau senukams vokiečiams. Beje, didelį namą įrengę Čepai galvoja apie šeimos verslą. Netrukus visi norintys galės čia nakvoti, ilsėtis. Patiems ši sodyba jau seniai tapo namais, kurių į nieką nebekeistų. Namai viskas, norisi savo kampą, norisi, kad būtų taip, kaip tu nori, kaip tu supranti, iš tikrųjų taip nori įsikurti, įsirengti, kad smagu būtų grįžti, kad dukra grįžtų, kad norėtų čia būti. Tai dabar čia gaila viską palikti būtų. Jau kiekvienas kampas, tai mano, tai dar vis tiek aš tokiam procese nedalyvavau dideliam. O kai vyras nuo pat pradžių ir viską darė, viską iš tikrųjų sugalvota, suplanuota, sudėliota, tai labai sunku būtų. Bet jau niekam netiduota. Žiemą į sodybą užsuka stirnos, pavasarį tūkstančiai žiedų pražysta senas sodas. Visą vasarą į tvenkinį varliauti atskrenda gandrai ir gervės. Netrukus sodyboje ganysis avys ir dūks bitės, tuomet, pasak Aušrinės, čia bus dar jaukiau. Čepų sodybą apžiūri želdynų dizaino specialistė Ingrida Vainauskienė, architektas Algimantas Kančas ir kitos sodybos šeimininkas Albinas Banionis. Įspūdis mano gana geras, sakyčiau, nes aš kaip patekau iš mažos teritorijos į tokią, tai man čia įsikilo minčių visokiausių, kad aš čia dar turėčiau ką veikti. Šitoj sodyboje, kai atvažiuoja, labai yra jauku,
Pirmiausia, tas uždarumas, tas privatumas. Ingrida Vainauskienė, kaunietė, želdynų dizaino specialistė. Kūrybinis kredo nedarkykime to, ką sukūrė gamta, o prisitaikykime prie jos ir harmoningai įsiliekime į aplinką. Na ir aišku, medžiai. Medžiai jie duoda sodybai savitumą ir tai yra, ir kad jie išsaugoti, tai iš tikrųjų sveikintina, nuostabi eglė, aišku, yra ir matosi, pažiūrint į dešinę pusę, kad ten yra sodas. Seni sprendimai, senos idėjos, jos įgauna naują kvėpavimą, sujungia su dabartim ir tie dalykai nemiršta, bet gyvena toliau. Algimantas Kančas, kaunietis architektas. Mėgstama tezė mažiau yra daugiau. Stengiasi kurti paprastus, bet elegantiškus pastatus, harmoningą ir humanišką aplinką. Ir, aišku, čia puikiai idėja, ta mokykla tokia ant kalniuko pastatyta. Atvažiuoji perspektyvą, matai, kaip ir visur, kaip ir dvaruose. Nematau krepšinio aikštelės, kuri Lietuvoje tai būtinas dalykas. Nu, da, prigalvot galima visko, aišku. Žmonės ir prigalvos, aš matau, kad jie kūrybingi. Ir čia tuo nesibaigs viskas. Geriau neperkrauti tos aplinkos. Tai galėtų atsirasti pagal funkcionalumą, kaip minėjau, dar apžvalginiai suolai, vietos, kur pasėdėti, ateiti. Tai daugiau, sakykime, kad funkciškai būtų, bet ne tam, kad būtų kaip akcentas labai stiprus. Gražus santykis atviros erdvės su senais augalais, va čia ir klevai, ir uosiai matosi, toks ir puikiai išlaikyta dalis to seno obelų sodo ir tas vanduo per vidurį tokia, ir toliau vėl fonas miškas. Nu, tai tas erdvinis toks sukomponavimas tų atvirų, uždarų erdvių, foninio miško, paliekant priekį nuostabę nupjautą veją, manau, kad čia tikrai byloja apie šeimininkų gal skonį, supratimą. Viena mintis tokia buvo, kadangi, kai pasakė, kad čia buvo mokykla, iš tikrųjų nežinant tos istorijos, tai lik ir mažas dvarelis, lik ir kažkas, tai ne kažkokia istorija. Ir tada jau mintis, o kur prieskonių sodas? Tokia mintis kilo, ar ne? Prieskonis vienas kitas, jie ir būdavo prie, jeigu istoriškai, ir prie dvarų buvo kuriami tam, kad galima būtų ateiti ir nusiskinti, netgi mėtų arbatą iš to paties, ar ne? Ir tai yra tiek natūralus augalas, kad jisai visiškai šitoje aplinkoje galėtų neprapultų. Nors šiandien dieną tai čia nieko netrūksta, čia yra ir taip labai smagu būti. Manau, kad pakankamai yra vientisa ir toks galbūt net sąmoningai gal nėra per daug augalų. Ir jeigu ir būtų tų augalų, tai yra gražiai, tokios kaip lietuviškos senos gėlės paliktos, nėra per daug perkrautos. Kol kas apželdinimo aš negalėčiau iš vis vertinti. Tai, kaip ir sakau, natūrali aplinka, sutvarkyta, išvalyta, o kažkokio tai gal ir gerai, kad jo nėra. Tai yra gražu, kad natūralu. Šiandien dienai labai sudekoratyvinti ir prisodinti labai daug dekoratyvių augalų tikrai nesiūlyčiau. Šiuo atveju, aišku, didžiausia vertybė yra tas senas raudonų plytų pastatas. Puikiai pritaikė naujai funkcijai, vietoj klasių įrengė tos kambarius. Ir didesni, mažesni kambariai, yra jų vairovė. Manau, kad įdomiai. Žmonės nedaug padarė, matosi. Viduje tai iš vis aš likau šokiruotas iš tą gerąją prasme. Tai dar nesu matęs. Pažiūrėjus, tai aišku, išorė ir aplinka tai yra nuostabi. Viduje yra irgi gražu, kad įrengta dar, bet truputį galbūt per daug tų medžiagų, per daug imitacijų fachverko. Viduje tikrai dažniausiai fachverkas išoriai naudojamas. Toks suderinamumas, baldai prie pačių interjerų ir taip toliau. Aš kiek tai suprantu, aš ne koks ten dizaineris, bet man tas patiko. Nes aš mėgstu tokius dalykus. Architektų yra dievas toks Mies van der Rohe, kuris yra pasakęs, kad mažiau yra daugiau. Čia, aišku, architektūrai tinka idealiai, bet tinka ir bet kur gyvenime tie dalykai. Yra, galima sakyti, kad saikas vis tiek yra, jeigu tai paprastai, jis yra pagirtinas dalykas ir visada yra gal geriau už perkrovimą, arba už kažkokį turto to imitaciją. Antram aukšte tokie raudoni, aiškiai galbūt tokia
primena kokios Luvro prieigas, per daug prabangus, tokie gal tikrai tiktų dvarui, bet ne visai kaimo sodybai. Jie galėtų būti paprastesni, galbūt kokia nors tekstilė galėtų būti lygesnė, dryželiais. Bet įsivaizduoju, kad tai nėra paprasta surinkti tuos antikvarinius baldus, rasti Lietuvoje, Vokietijoje, juos atvežti, sudėti, tai toks nėra visai lengvas dalykas, bet kad daro, tai čia nuostabu. Bet, jeigu taip žiūrint iš šalies profesionaliai, tai galima pasakyti, kad jie yra tokie truputį, kai kur jų per daug. Viduje tai jau labai puikiai viskas jaučiasi, o laukia dar fantazija yra vietos. Ir tam tvenkiniokiai čia dar ir tiltuką galima padaryti, gražiai atrodytų. Lenka kažkokį tai. Šiandien dienai čia bežiūrint, tai manyčiau, kad labai gražu tai, ką turi jie. Sugadinti labai lengva. Yra. Atitaisyti bus sunku. Manau, kad čia su fasadu tikrai viskas padaryta nuostabiai ir tiesiog, galima pasidžiaugti, kad žmonės atstatė tas senas šerpės, kurių nerado, surinko iš šiukšlynų, iš senų griūvančių tvartų. Ir visos tos šerpės, jos yra autentiškos. Matosi, dar kai kur nuskilusios dar ir žmonės šitie, tikrai padarė žygdarbį, kad jie surankiojo tas šerpės ir kad svarbiausia nenuėjo lengviausių kelių. Estetika, manau, kad tikrai 10 balų gali būti, nes stengtis išlaikyti viskas tokias detalės, malonios. Aplinkai ir tam daugiausia pagerimų. Ir pačiam faktui, kad tai padarė, tai iš viso čia yra tiesiog reikia džiaugtis, kad neatsirado dar vieni griuvėsiai, kuriuos mes matom nuo Klaipėdos važiuoji iki čia, tai kelyje arba užkalti langai, arba griuvėsiai. Ir gražiausi namai, vokiški, pastatyti prieš karą ir visi yra nenaudojami. Tai ten verkia dūšia, širdis, o čia atvažiuoja apsidžiaugia, kad tu randi tokius dalykus. Mažiausią balą 7 architektas Algimantas Kančas skiria už interjero sprendimus. Eksterjerą, idėją, apželdinimą, mažąją architektūrą, stilistinį vientisumą ir estetiką visi laidos dalyviai vertina aukštais balais. Toliau vykstame į Jurbarką pas Nijolę ir Albiną Banionius, netrukus po reklamos. Jie į kiemą pasimatė ideali tvarka. Taip, bet mes lietuviai, mesgi mylim darbą. Padirbi, pasigėri, tai ir energijos suduoda. Tas dirbtinis gandras ant ūkinio pastato stogo man nepatinka, sakykime, tiesiai šviesiai.